Nu tai ką, liko 15 dienų, grįžom po šiokių tokių smulkių atostogų. Tai 15 dienų, man jau pradeda biški rankos drebėti. Realiai darbų tai dar daug, aišku, nemažai padaryta, bet vis dar neturime grindų. Darysim paskutiniai vietoj juos. Turime pusiau surinktą vidų. Bet vis tiek reikia, variklio skyrių reikia dar, kardaną įdėti reikia. Žodžiu, darbų yra. Realiai čia procesas vyksta, turim atvykusią vandens pompą pagaliau. Bus galima pabandyti surinkti variklį. Čia čiuk dalis. Čiuk varštų visa kolonėlė sudėta, o šitą staliukas visas mūsų. Yra. Nu ir va čia dar liko dalių kažkiek. Tai žodžiu, nuo šiandien kembam į darbus 15 dienų, kartu su savaitgaliu, tai kažką filmuosim, kažko ne, kažką stengiamės vis dėlto spėti ant tos 25 dienos ir išvažiuoti ten, kur turim būti 25 dienų. Laikau kumštį, kad pavyks. Šį labiausiai didžiausią kumštį laikau dėl variklio. Bandysim gal čia šiandien ryt po ryt jį surinkinėtų, sukurti, matysim, kas bus. Taip kad stay tuned. Ir vėl jisai siurbia, blembačkė. Tik įsitrauk kamerą, siur pradeda. O šiandien pas mus tokia didi diena. Bandysim užsikurti. Taip, kad viskas padaryta. Nu, beveik viskas. Trūksta filtro, trūksta to, bet realiai variklis kaip ir surinktas. Trūksta stiklo. Salonė kilimų, skydelis kaip ir viskas. Taip kad važiuojam. Pirmas kūrimas nelabai sėkmingas buvo. Pradėjo svilt laidai. Pusę dienos įsiaiškinom, kas yra. Tai lygtai atgaudėm viską, sutvarkėm, sujungėm ir 2+2. Na, bandyk. Sutvarkėm bobinos klausimus, įsprendėm. Žodžiu, yra vienas laidas, kuris svilo, tai jį iš tos spynės išimsim ir pakeisim naujų laidų. Taip kad work, nes bet daug liko. Realiai tos perdarau fiškę
nes nepatikima, sena, plus ten viduje yra cokolis likęs, kur ten neįmanoma kontakto nėra. Tai uždėsiu dvi hermetinės fiškės, čia bus viena pagrindinė, tai starterių degimui, o kitą padarysiu dar vieną. Dar yra 2 laidai, tai ten yra bevikai 2 kažkiek stovi, tai kiti bus ten 2 bevikai. Ir bus patikima, saugu ir viskas, aišku, užtikrinti. Tai rezumė kokia, persidarėm visas jungtį. Čia gal matosi, persidarėm jungtį, pašalinom originalą, padarėm 2 jungtis, pasižymėjom su kemriku mėlynai, kad žinotumėm kur kuri. Ir koks rezultatas? Akumas atjungtas. Prisigavau gerai čia. Čia reikia viską likau užsisandarint. Kas gražu. Ką toliau šiandien imsimės, reikia pasidaryti šlangas, vandenuką pasijungti ir dirželį pasimatuoti, gal dirželį, kad krautų generatorius. Oro filtras atvažiuoja. Nu ką, ir kaip ir judam, krutam. Reikia šlangų, vandens. Čia ir mažosios, ten didžiosios tiksliau. Nupirkau kažkokių nesąmonių, hidraulinių šlangų. O, bet jos velnės, jas žinai, kai lenki, jeigu reikia, jinai užlinksta iš karto. Čia pakankamai yra tas aštrus kampas ir čiunkšt ir lenkiant jisai tiesiog. O. Tai sugalvojom vieną dalyką padaryti. Tai dėsim, čia tikriausiai alkoholis. Tai šitą dėsim šičia. Punkt, tuo pačiu vamzdžiu padarysim. Sujungsim, kažkas panašiai gaus. Kem 5 neturėtų, 90 tokios buvo. O šitą darysim iš, radau panašaus diametro. 2 šlangas, tai kažkaip bus taip. Čia bus iš variklio, kerpam ir va tai va sudėsim. Ir čia kažkur kirpsim. O sudūrimui, kur rodžiau tą, kur čia Simonas. Pam! Sudūrimui bus įdėta šitas čia. Nu. Kažkas tokio. Let's do it. Viskas. Šlangos dan, trūksta chamuto, viena čia, ten šlanga irgi pajungta, ten nieko netrūksta, čia 2 chamutai, viskas. Ir su vandeniu, diržą dar to reikia nupirkti, kur suka, ir su vandeniu bus viskas. O dabar kylam į viršų. Spėkit, ką darysim. Ogi stabdžius važiuoti reikia, stabdžių irgi reikia, tai priekį lygtai yra sudėta jau būgnai ir diskai, kaladės visas, o gale dar nieks nedaryta, tai čiupsim galą ir bandysim susidėti stabdžius. Rytoj, gal poryt važiuosim, reikia nupirkti su stabdžių vamzdelius, stabdžiai nedaryti, dar nieko nėra padaryti. Plius va, buvau padaręs lempas, laidus išvežiau, sudėjau lempas, tai
protelis važiuodamas, užvažiavau ant laido ir nutraukiau. Reikės iš naujo persidaryti. Tuščia. Taip, šitam šiukšlinėlį dar mūsų turi būti likę kažkas iš kaladžių. O, das one komplektas. Reikės. Dar turi būti maišiokas spiruoklių. Jest. Dar turi būti ir šitas. Ir gal viskas. Ai, nu tada reikės čia šitų senų susirinkti sas. Šitų tai nebuvo komplektų. Lapkė šitas visas. Ir kažkur maišiukas buvo sudėvėtų lygtis. O čia. Let's go work. Work. Kodėl niekas dar nesurinko stabdžių visų? Ką? Nesuprantu. Čia dar vieną dalyką parodysiu, kas labai fainai tokiuose mašinose, tai kad va, jų yra manualai. 4 lapai. Tai čia skirstymo, bet va, tarkim, čia yra variklio elektros schema. Su lempom, su viskuo labai aiškiai. Čia yra vidaus pravodkė visa. Tai pagrindinis blokas. Toliau čia skydelio yra vadų pajungimai. Čia yra vairo rankena. Čia yra užvedimo spynelė. Čia yra valdymas šviesų. Realiai viskas. Vienas lapas vidaus pravodkė. Čia yra galo. Gale kiek laidų matosi. Ateina. Vienas lempas į kitas lempas. Viskas. Nieko nėra. O čia irgi skydelio yra pajungimas. Tai va. Čia viskas fainai. Be kompiuterių, be nieko. Laidai, fiškutės. Ui, kokie mes apsileidę. Nu, spėkit. Kiek liko. Bet pirmiau reikia spėti, kur tušinukas? Kas nukosijo visus markerius? Ogi mažoji sužaidė. O tai 2+2. Spėkit. Visa laimė, kad čia galima džiungt padaryt. Taigi trumpai, kad šiandien dabar iki galo buvo nuveikta per kelias dienas, tai vienas pats blogiausias dalykas, sako, sekmadienį nedirbti, tai dėjom stiklą ir Tai va, tai čia Riko gazo pedalas, filtrą turim, sėdynė yra salonai įsidėt ir grindis pasidaryt. Ir šiandien ar kolegos iš gretimo servizo sakė padarys suvedimą. Tai liko 3 dienos darbo, 4 dieną išvažiuojam. Tai čiūjų spėsim. Dar noriu parodyti, siuntinuką gavom. Ir thanks Ronnie a lot for this quick delivery. Žodžiu, turim saloną surinktą. Dar bandysiu čia gauti kokį nors uždėt chromą, nes originalai buvo supuvę. Diržus įdėjom. Abo. Ok. Tai ką, šiandien diena baigta. Liko 2 dienos. Tai rytoj darom kuzavą. Minsim medieną, darysim grindis, suvedimą žadėjau padaryti, šiandien nepadarė, rytoj vėl padarysim. Ir reikėtų po suvedimo kokį test drive'ą pravažiuoti aplink Kauną, nes iš karto įvaryti druskininkus truputėlį pavojinga. Tai looks like. Dėl padangų, reikia padangų visų 4 radau, bet žmogus neatsiliepia, neatrašo, tai arba dėsim be baltos juostos, bet labai būtų smagu, kad ta balta juosta išliktų.
šita, kur yra, tai... Matysim. Viskas, keliaujame į rytojų, liko 2 dienos.